Būčiau gerai, kad padėjo atvežti dėžę iš koridoriaus. Kraunam ant stalo. Žiūrim, ką čia turi. Na ką, išaušo pagaliau ta ilgai laukta diena. Tikiuosi puikiai mane girdit ir matot. Tai ką, pradėsim unboxingą. Kągi. Šiandien mes turime penktadienio vakarą. Šis rėmas pas mane atvažiavo trečiadienį. Ir aš dėl visų emocijų nesuvaidintų jo nepakavau. Ir laukiu tinkamo momento, kad viską užfiksuočiau kameros akivaizdoje. Tai ką, guldom. Ir traukiam. O tada pabandysiu šiek tiek papasakoti apie tai, kas čia yra. Taigi, turim kažkokį pakečiuką, kuriame kažkas tai bus sukrauta, ir mes turime patį rėmą, kuris nieko nesveria. Greičiausiai dėžė yra sunkesnė. Mes dar kai ką turim. Dar turim vieną maišiuką. Dar turim vieną detalę. Čia greičiausiai bus šakė mūsų. Ir dar kažkas yra. Ir dar viena. Čia turbūt sitpostas bus. Tai, ar tikrai čia jau tuščia? Panašu, kad tuščia. Dedamės tą dėžę į šoną. Ir Ui. Bandame ardyti. Ir žiūrėti, kas čia gero. Galima įamžinti nuotrauką. Tai dabar, kol aš čia labai atsargiai jį bandysiu išpakuoti, šiek tiek pabandysiu papasakoti visą istoriją. Žodžiu, kadangi jau pasidariau čia toksai beveik rimtas lenktynininkas, tai nutariau, kad laikas išbandyti karboninį rėmą. Pradžioje galvojau gal kokį karboninį dviratį pasiimti, bet rinkoje išnaudotų nieko tokio, kas patrauktų mano akį, nemačiau. Plius pagalvojau, kad ant savo rose dviračio esu susidėjęs pakankamai neblogus komponentus. Tai pagalvojau, gal man tiesiog reikia rėmo. Na, žinoma, pradėjau ieškoti rėmo. Vieną kaip ir susiradau. Orbea Terra M. Žodžiu, Ispanijoje. Mano dydžio. Kaip ir norėjau su bardačioku. Jau ėjo su UDH mintim. Nes irgi buvo minčių pereiti po truputį prie to. Susirašiau su to vaikinuku. Paklausiau, kokia būklė, kaip kas, kaip anas. Jis atrašė, tada dar kilo klausimų. Dar jau užklausiau ir jis dingo. Praėjo savaitę, praėjo 2, nieko neatsako. Ir galvojau, kažką reikia daryti toliau. Pradėjau žiūrėti rimtesnių gamintojų, kas parduoda tiesiog frame setus. Tai kainos iškart išgąsdino, kartais jau surinktą dviratį yra
pirkti pigiau negu tiesiog vieną frame setą. Ir tada, aišku, ieškodamas tų frame setų, nes, visko neišgooglinsi, ChatGPT paklausiau, kas pardavinėja frame setus. Aišku, jis paklausė iškart biudžetas koks. Aš jam pasakiau savo biudžetą. Ir jis man taip visai netyčia pasiūlė būtent šį gamintoją. Ir ką paminėjo, kad labai teigiami atsiliepimai, vien tik realiai teigiami, ir jų yra nemažai. Ir pagalvojau, why not? Pradėjau domėtis, pradėjau žiūrinėti, skaitinėtis viską ir supratau, kad judu visai tinkama linkme. Nes, ar tu moki už vardą, ar tu moki už daiktą. O man iš dviračio reikia, kad jisai atitiktų mano lūkesčius. Tai yra rėmo geometrija, funkcionalumas jo ir viskas. O kas ant jo parašyta, tai jau čia kiekvienam kaip nori. Ir ką. Žodžiu, pirkimas vyko tiesiogiai iš jų puslapio. Tai aš pabandysiu po to ten jie aprašymą įmesti. Galėsit pasižiūrėti. Tai ten gali pasirinkti, gali su jais per Facebooką pabendrauti, užsakymą pasidaryti, gali tiesiai iš jų puslapio. Ten yra iš karto atsakovas, kuris tau viską labai greitai ir lengvai paaiškina, labai maloniai. Tai be jokių problemų aš užsisakiau rėmą savo dydžio. Ir pasirinkau custom paintą, nes jie gali atlikti custom paintą, kokią tu nori. Ir čia įvyko rugpjūčio 8 dieną. Aš užsisakiau jį. Ir tai buvo penktadienis. Ir aš visą savaitgalį galvojau, ar aš tikrai noriu šitos spalvos, ar aš tikrai noriu šitokio išdažymo. Ir tada pirmadienį parašiau jiems ryte, sakau, sorry, aš truputį persigalvojau, ar galiu pakeisti spalvą. Parašė, no problem, mes dabar tik ruošiam dažymai, tai no problem, sakyk, ko nori. Tai aš pagalvojau, kad aš paimsiu raw karboną ir jeigu kažko man pritrūks, aš jau tenais pats biškį pažaisiu su vizualu jo. Ir jis sako, okei, tai kadangi pagal juos raw karbonas nesiskaito custom paintas, sako, tai sutaupiai pinigų, nes 100 eurų pigiau kainuoja, tai mes tau siūlom išsirinkti vairą. Aišku, vairo aš neplanavau pas juos pirkti. Bet galvoju, okei, pasižiūrėsim, kas čia per vairiukas. Tai pagal mano matmenis, jie man jį, kaip matote, ir įkrovė. Ir ką, ir laukiu. Ir realiai nuo užsakymo, nuo pirminio užsakymo, kai aš užsirinkau ten custom paintą, rugpjūčio 8, rugsėjo 3 aš jau jį gavau. Tai beveik mėnesiukas. Tai aš skaitau, kad rezultatas visai neblogas. Ir aš dabar į jį žiūriu, jūs gal ten šitiek toli to vaizdo nematot, bet atrodo nerealiai. Tikrai atrodo nerealiai. Wow. Gerai, mums dar liko išsipakuoti vairą. Tai čia mes turim Aero sitpostą karboninį. Žodžiu, labai neblogas. Taip, vairiukas, liko išsipakuoti vairiuką, labai daug čia to pakavimo medžiagos. Dabar,
Kas man buvo prioritetai rėmi, tai prioritetai buvo bardačiokas. Labai norėjau bardačioko, nes turiu problemą, kad esu maksimaliai išsilengvinęs savo įrankių dėžutę, pavadinkim, kurią vežuosi su savim visas keliones, graveliumbus, lenktynės ir turistinius žygius. Ir turėjau vieną tokią tašę iš Dekatlono, posėdinę tokia, jinai kaip ir mažutė, tokia, kaip ir viskas telpa, bet labai nepatogu iš jos ištraukti. Tada nusipirkau tokią patogesnę, kuri išsilanksto, bet jinai per didelė, tai aš jos ten neprikraunu, tai realiai vežiojus tiesiog odos ir gumos didelį gabalą kartu su savim. Ir čia buvo vienas iš prioritetų. Kitas prioritetas tai buvo, kad būtų UDH jungtis, nes ateičiai yra noras pereiti prie SRAM Redo arba SRAM Force Explorer naujausios grupės. Ne dėl 13 bėgių, greičiau dėl tų permetėjo auselės, nes elektra ir kuo daugiau bėgių, tuo labiau ten reikia bele kokio tikslumo. Tai o tos auselės vis tiek jos nori, nenori, deformuojasi, tada tie bėgiai grybauja. Žodžiu, yra truputuką vargo. Tai kas planuoja, geriau imti elektrą SRAMo, tai geriau primeskite kelis šimtus eurų, pasimkit naujausią, aišku, jeigu rėmas jums leidžia naudoti naujausią SRAMo sistemą ir nevarkite. Wow. Ir šis rėmas visą tai turi. Gerai, mes čia turim kažkokią dėžutę. Dėžutėje mes turime šakės guolius. Okay. Tik šakės guolius. Gerai, pasiėmėm čia. Tada dar turim priekinė šis pas mus įsukta, tai turim galinę ašį. Okay. O vietoje jos šiuo metu yra įdėtas kažkokia plastikinė tarpinė. Greičiausiai, kad transplantuojant nesusispaustų. Okay. Koks jis gražus. Wow. Aišku, aš kai jų užsisakiau, tai dar, vienas kitas išlįsdavo ten karboninio rėmo kokią nors nuotraukytę arba ten šiaip kažkas. Bet kol aš jau sulaukiu, žiūriu, kad čia labai ant bangos pasidarė tas karbonus. Taip, čia mes turime tašytę bardačiokui. Kaip gerai. Taip, čia mes turim išplėtėję su logotipu gamintojo Tide Ace, bet aš nežinau, ar mes tą logotipą pasiliksim, nes aš prašiau, kad būtų jokių logo, be jokių logotipų. Čia kažkas turim gumytės uždengti kažkokias skylutės, kurių galim ir nepanaudoti. Ir čia turime sitposto užspaudėją. Daugiau nieko čia nebėra. Ir čia turim daug spacerių vairui, kaip dabar vadina kaminėlį. Tai ką galiu pasakyti, ką forumuose perskaičiau apie šitą jų sistemą, tai žodžiu yra problema, kad trosams pratempti. Ne, tai čia patys savo problemą pasidaro. Tuoj pasižiūrim. Ne, tai viskas gerai, o tai ką, arba nebent pakeitė. Greičiausiai pakeitė, nes Hebra sako, kad jie turbūt trosus vesdavo per šitas skyles ir sako, kai tu nori susižeminti stemą, tu negali ištraukti spacerio ir turi nuiminėti šlangeles tam, kad susižeminti. Bet tai
Aš kaip suprantu, darau prielaidą, kad jie neteisingai kišdavo, reikia kišti per čia. Ir tada tu tiesiog išmauni, ištrauki ir žemini stemą. Be problemų. Nes, tikrai būtų labai keista, jeigu nebūtų inžinieriai apie tai pagalvoję. Tai va, gerai, spisiriukai. Ir maloniausias dalykas, tai šitas bardačiokas. Šitas. Parašyta Fidlock. Pukšt. Dangtelis nusiema, paukšt. Ir mes čia turim erdvę, į kurią galėsim viską susidėti. Išdažymas. Šiaip irgi buvo keletą atsiliepimų tokių, kad išdažymas aplink šitą bardačioką toks ne pats kokybiškiausias, bet gal juodant juodo taip neišsiryškina, bet vienoje nuotraukų tikrai mačiau, kad taip su balta spalva nelabai fainai atrodė. Bet aišku, užsidengus tai ten nieko nesimato. Plius gerai, kad bus paprasta labai trosus patraukti. Magnetinis. Va. Opa. Pukšt. Valio. Tai gerai. Ką dar noriu labai svarbaus paminėti. Tai čia eina bottom bracketas T47, 86 mm pločio. Tai man jau automatiškai iš mano dviračio Forso krenkai nebetinka. Tai užsisakiau naujus. Dub Wide jau. Tai beliks bottom bracketą nusipirkti ir bus galima perdėti. Dabar taip, kas dar su šito rėmu yra labai gerai, kad kinai iš karto pas save gamyklai viską matuoja, viską žiūri ir iš karto nutekina visas tvirtinimo vietas. Tai vat, kur ratų ašis dedasi, kur stabdžių suportai prisisuka, čia kur šakė statosi, head tubas ar kaip jis ten pasivadina. Žodžiu, viskas yra dairiai nutekinta, paruošta, kad tau viskas, nieko nebereikėtų, tik įrankių ir tepaliukų. Ir tu viską savo gražiai susidedi. Gerai, kaip tu čia man atrodysi su šita šake. Ir dar vienas geras dalykas, kad į šį rėmą telpa 50 pločio padangos. Mačiau, kai kurie forumuose net deda MTB 29 colių padangas, sudeda 2,2 netgi, gale jau tenais nelabai vietos belieka purvui, bet priekį neblogai susideda. Tai į galą dažniausiai 2,1, į priekį 2,2. Tai sakyčiau, kad potencialo yra. Ir taip, tašiukas iškart turi tokius mini skyrelius, gumytės, kad tavo įrankiai nebarškėtų ir gražiai susidėtų. Ir mes viską va taip va gražiai įkišom, turim dirželį, kurio pagalba pasigaunam, bet tai kaip jis užsifiksuoja. Tiesiog dedi, pukšt. That's it. Buteliam po 3 tvirtinimo varžtus. Čia 2 tvirtinimo taškai. Ant šakio po 3 varžtus. Ant to tubo 2 varžtai. Apačioj 2 varžtai tvirtinimai. Čia turim, nežinau, posparniam, kam čia šitie tvirtinimai. Čia turim tvirtinimus šonuose. Va. Taip, tai dar šiek tiek norėjau papasakoti apie gamintoją. Tai žodžiu, šitas gamintojas
Tide Ace. Nu, čia jų šitą dviračių liniją pasivadina Tide Ace, šiaip pati pačios kompanijos pavadinimas yra kitoks. Žodžiu, ji pagal Kinijos mastus tai yra vidutinio dydžio kompanija, kuri per mėnesį pagamina apie 1500 dviračių. Karboninių būtent. Ir tikėtina, nes ta informacija yra įslaptinta, kad ji gamina ir kažkokiom žymesnėm pasaulio kompanijom rėmus. Tai va, ši kompanija kuo patikima, kad jis suteikė 5 metų garantiją šitam rėmui ir šiaip, kiek skaičiau, tai niekam nebuvo problemų jokių. Jeigu kažkas tai blogai, labai greitai išsisprendė. Taip. Plius, ši kompanija turi savo gamykloj ir patikros liniją, tai iš karto vykdo patikrą, kiekvieną rėmą skanuoja, tikrina, purto, gniuždo ir taip toliau. Kompanija nemaža, nuo 2008 metų, man atrodo, įsikūrus. Ir turi savo liniją, kur gamina tokius dviratukus. Turi plentinukų, turi graveliukų, MTB ir jos puikiai pardavinėja. Netgi skaičiau, kad nemažai o čia kiek visokių mandrų detalių. Reikia dar čia pasiaiškinti. Nemažai pirkėjų su šitais rėmais į Traką važiavo praėjusiais metais. Net jau forume, tai tenais labai reiškėsi. Gerai, tu nei taip, tai mes tą paguldykim. Aš po to prizuminsiu. Iš arčiau parodysiu jums šitą visą grožybę. Žodžiu, čia ir man reiks pasiaiškinti pačiam, nes nelabai suprantu. Dabar tiesiog ant gretųjų noriu parodyti bendrą vaizdą. Šitą dedasi čia, o po to mes jau viską ten tepsime, strinkinėsime, bum. Ir taip, čia mūsų kaminėlis. Susikraus nemažas, nes stemas šokia ilga. Opa. Žodžiu, nežinau, kad tenais tose formuose pasakojo, bet viskas taip yra, kaip ir aš ir sakiau. Tai jokių problemų. Jeigu vairas per aukštai, tiesiog ištrauki speiserį ir žeminio vairo jokių troselių išiminėti nereikia. Tai greičiausiai kažkas ne ta pusė susidėjo speiserius ir dėl to turiu problemų. Nes aš jau galvojau tokiu atveju, galvoju, jeigu taip jau yra blogai, tai susikrausiu aš tos speiserius, užsidėsiu rankenėlės, stabdžių nejungsiu, nes tik dėl stabdžių reikia tų troselių. Įsimesiu dviratį mašiną, nuvažiuosiu kažkur už miestą, ant kokio žvyrkelio, į kalniuką, tiesesnio, lygesnio, prasiminsiu kelis kartus, pasižiūrėsiu, kaip čia aukštis. Ir į ką po to jau ten nusiimsiu, nusipjausiu. Ir nebus problemų.
Bet čia ir taip nėra problemų. Tai va, kas faina, tai vaire irgi yra skylutės, tai tiesiog pum, su visais peiseriais susiriša. Labai įdomus varžtai ant vairo. Iš vienos pusės mažesnė galvutė, iš kitos didesnė. Dar tokių nematęs. Tai viskas sustandartizavus, tai čia gali su vienu raktu šitą visą dviratį savo kelyje tvarkytis. Tai va, vairiukas šiaip sakyčiau, man visai neblogai atrodo. Kaip jums geometrija vairo? Bum. Nu, tikiuosi matosi. Tik vat įdomu buvo, reikia pamatuoti, nes ten nelabai supratau, jie sako, kokio tau dydžio reikia. Nu, aš kažkaip pagal savo rosę pasirinkau, sakau, nu davai, 42 viršui. Bet po to žiūriu pagal nuotrauką, kad jie kažkaip matuoja pagal apačią. Tai kadangi čia nėra jau visiškas gravelio vairas, tai mes apačioj turime 42, o viršuj mes turime 40 su truputėlį. Tai gal ir gerai, nes iš tikrųjų 42 man šiek tiek yra per platus. Bet dėl šito vairo dar bus pamastymų. Nežinau, dar galvosiu. Užsidėsiu rankenėlės, pasižiūrėsiu, kaip šį daugmaž atrodo. Bet kol kas vaizdas visai tenkina. Tai šitos gumytės jau žinau kam, kadangi mes nenaudosime permetėjui skylės, tai tiesiog jį užsikiš. Ir kas dar faina, kad iš karto va, visur pravedžioti yra pagalbiniai trosai, kad tu tiesiog prisijungi, prasivedai savo trosus ir važiuoji. Tai dar ką mes padarysim, tai greičiausiai visų šitos varžtelius imsim laukan, nes jų čia labai daug visur. Jie svorio mums šiek prideda ir mes juos pakeisime į kažkokius plastikinius, silikoninius, kažkokius kamštelius. Tai va. Tai nežinau, ką čia dar jums papasakoti apie šitą rėmą. Atrodo tai be proto gražiai. Dar bus kita dalis, tai pereisim prie surinkinėjimo. Tada pabandysiu viską pasverti, visas detalės. Skaičiuoti svorį, nes savo rose tai irgi viską esu suskaičiavęs, nes buvo tikslas maksimaliai išlengvinti, tai pasibaigė viskas titaniniais varžtais. Ir bandysim viską nuo rose po truputį perkelinėti ir greičiausiai kitam sezonui išvažiuosime su šiuo dviračiu. Bet jeigu žiema bus tokia, koks šiandien ruduo, tai gali būti, kad sezonas prasidės gerokai anksčiau. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir laukite kitos dalies. Mic drop. Tu galvoji, kad man tavęs tokio viso kaip anglis juoda užteks? Nemanau.